Sveiki, šiandien išėjausim Nemune, Kauno Mariose dar čia vadinamuose. Tai va, kaip seksis matysim. Bet pasimaišysiu jaukų, susinešiu viską ir mėgysim. Po 7 kažkiek tai, nežinau, valandos, jeigu kam įdomu. Tai va, einam ruoštis ir pasimatysim neužilgo. Na va, baigiu. Susiruošda vieną meškerę. Įsiskleisim. Ir paskui mėgysim užsimest. Nežinau, gal per mūsų laptarį noriu užsimest. Gaudysiu į šitą vaptarinę meškerę. Tai marcipaną sumaišiau, o į tą kitą tai kitokių jaukų sumaišiau. Tai va. Ką mėgysim su vapteruku, pirmiausia tavo užsimest meškerėje. Tų česnakinių daug bailiukų nesinešau dabar. Uždėsim čia kitokį, uodai dalenda. Čia kur visada gaudydavau. Tokį vapterį. Pažiūrėsim, ką iš čia. O jie baigia sudžiūti, mano vapteriai. Iš rankšluos tryčiau. Va. Susimesim ir lauksim. Lauksim kibimų. Gerai, šitą sakiau. Šitas bus marcipanai, viskas. Nu, kur žolės susikabinau. Kokia bija ore. Daka vien eina šiandien, kap. Ir paskui geriau kažkaip susitvarkysiu, dabar tai čia. Belekai. Šitas jaukas toks bus įda neišbrenkęs gal. Bet kai jau tų valandų ne taip mažai. Man atrodo 8 beveik. Dar neišmetės. Na, mėginam šitą užsiemę žiūrėsim. Kad šitas jaukas eina tai visą sumaišysiu į vieną ar bus visulks. O va, šitą tegul skėjas. Vėjas tai toks šoninės, bet čia pasirinkau, kad būtų tokia užvėja. Tai matysim čia ir filmuot bus geriau, nes vienu žodžiu vėjas netrukdys. Viski žolių paaugę. Gal paskui pasivalysiu, jeigu trukdys. O liučiu, kur mano šeima. O įsitempėmės labai nunešį daug. Reikės viskim dešinėjomės. Tai va, kitą mėginam užsimest. Ne, žinau, kas čia jie. Va, dabar užvėdur tie užsikabinėje. Gerai, kad su čia batukais. Vienas, aišku, keuras, aš čia batas. Bet taip viskas, pirmasi dar švačio rytų. Man norėtų užrišti, niekam neužrišti dabar. Tik jau apsisuku. Ta kuoliuką biskį reikia persidėti kitur. Pačiamis galim uždėti kabliukas didesnis gal. Dabar pradžią uždėsiu kokį slieką, žiūrėsim, ko. Ką čia su tais sliekais gausias. Porą mėšlinukų turiu. Aišku, galiu pūžliai pagriebti greitai. Nu, 2 uždėjau dabar. Ir gal dar 2 ką. Gerai baigti susitvarkyti čia viską. Pasimečiau, tai susidėliausiu kaip jau man patieks. Kelias zekos dar. Širiklėlių neturi 70 gramų, tai užsidėjau 80, kad vėjas nenupūstų taip į šoną.
O kažkas maudausi kiekvieną. Mėginam šitą užsimest. Sapuriuką reikia žemę pasileisti. Gerai, kad pamačiau, kur sapuriukas ruoši taip. Tai mes tada pirmą kartą mėginame užimės kažkaip. Kažką panašiai šitai gal buvo labiskį į čia. Na, va, kažkaip susimesiu tas mėškiris. Turim karvusą. O, gražus karvusas, tai nepabėgs. Nu, teika. Teika. Ar prieidės. Gražus karvusas. Jep. Ką prieikau, čia karvusėlis. Gerai, mes įsėt, ką? Gražus karvusas. Oi, įsivartysiu viską dabar. Nu, smagu. Liuks. Na, vienas yra. Pakibo ant dzikų ir ant tų ilgų pavadėlių tokių. Mateliukų, tai nežinau, nesakiau. 3 paukščius pagavau, tai dabar išdėjau naktinių sliekų, gal kažkas patempė, truktel norėjo viskas, tai gal paukščiai rėda toliau. Dėdam dzikūniais. 4 išdedu. Tada pagardysim kelias. Biskį vėjas jau toks jau didesnis, bet namuose ne tai didesnis buvo vėjas. Mėginam užsimest. O. Maždaką pagausim. Laiko tai yra. Paėmiau tą karvusą, tai nagai jisai net skauda dabar vis pirštus. Na va, lauksim kitos žuvelės. Traukiam šitą, pažiūrėsim, bavis. Trok. Kažkas. Tai kas tai? Kažką kitą dėsim. Mus truktelna ir viskas. Tai kas čia? Ir kol kas tas liekas yra. Apžystas, matyt, smulkiai žuvelį. Gerai, mes jį namesim. Dabar beveik apsitvarkęs, tai pamėgysiu matiliukų, dabar uždėję sveiki. Jau mažų paukšliai pasitraukė. Čia viskai blogai ant kelnių užsidėjau. Galiu kokį vieną stambų radau matiliuką. Žinėjo šį. Čia šitas mešrys. O kas yra? Nu, jeigu pūzliai paims, tai dėsiu vis lieka. Nu, žvejyboje. Ne, ką paskutą. Telefoną reikia išjungti.
Taip kaip sėdi, nieko neveikia, tai nei telefonu niekas nepaskambina, tai kažką užsiemk ir jau iš karto. Atrodo tiesiog, kad stebi tave. Ramiai einam šiandien. Ir paskui atsiliepsim. Užmatojau. Nuskės. Leisim telefonu pašnekėti. Taip tai žvejybą reiktų išjungti tą telefoną, nes ištisai skambina. Daugiausia ir telefonu prašneku. Tai tuom kartą. Kol kas tik tą vieną kalusą pagavau ir 2 pūzlius. Nenoriu visai kepti. Gal pasidariau kavus atsigersiu. Savalutį išlindu. Šilta smagu. Ir toliau lauksim kibimų. Užkaitinu tai kaip reik, bet kibimų visai nėra. Visiškai nulis. Tai va, kol kas prastai. Vienas karvusas tik tai. Nei tai karšiukai niekas nekilino tą vieną. Dabar pasitolino tą meškerę, tai žiūrėsiu, kaip bus. O biskį atsigausiu, saulį debesį, tai iškart smagiau. Kadangi nekimba niekas, atsigersim energetinių. Mažu tą laiką kas užkeps. Šiaip tai šilta, galiu pasakyti. Kai saulutė išlenda, tai net per šilta. Tai va, bet kibimų visai nėra. Net smulkmė nedaužau. Šiaip tai kas yra vežė, kas ir dikusus apgraužė. Traukia, kibimo jokio nematys būna, apšiurptėjo įžysi, tik tokios išnarus likė. Tai va. Kibimas, kibra. O, kažkas užkibo, bet nedidelį žuvis. Tai va, kaip tą kibimą tokį nufilmuot, kad tiek kaip tik eina, o čia bus karosas, va jau eina iš šūną. Jau eina iš šūną, į žolės, o pažiūrės kokie gudrus. Kokie gudrus tie karosai. Tai jau šiaip netaip dar vieno sulaukiau aš čia, tų karosų. Gražas karosėlis. O kaip čia apsisuku. O kibimas tai čiut pakrutinau. Gerai, kad nesikabilau. Ką čia darau, neina atlaikyti, neapima normaliai. Ai va. Paskui žiūrėsim, nemaži. Vanduo tai pakėlės nemažai. Nu, šiaip ne tik da vienu išlaukiau. Nu ką, dar mėgysim užmesti vieną. Bet ilgas laiko tarpas buvo, kad nekibau visiškai. Nedaug trūko būt pabėgęs, jei, pavyzdžiui, būtų atsikabinęs kabliukas, viskas jau būčiau neturėjęs jau. Bet už tai adrenalinų kiek davė. Dzikų dabar įdedu dar biskį į šėryklą pačią taip. Įmetu ir mėgysim užmes vėl lauksim. O va.
Lapteris tyli. Gal reiktų pakeisti kokį kitą dar pamėgyti uždėti. Turiu tokį smerdantį, esu atsinešti. Pasiieškot, gal tas bus geriau. Vis nemanau, jei palauktų, gal susigundytų. Šitie tai jau tokius sudžiūvėtas. Marcipanas medus. Uždėjau tokį smerdaliuką. Dviejų spalvų. Geltonų su baltu. O žiūrėsim, mažukas geriau, bet nemanau. Tų karosų mažai yra, tai va matyt plaukiai viens susigundy. Tai ir pagavau. Ja. Rudenėlis, vai, atšals oras jau retai pasimatysim. Nežinia, ką pernai beveik visą žiemą aš gaudžiau tarpais. Nu, biskį. Žinau, jis tokį padarėjau, dabar užmesim. Pagalys. Taip. Va. O šitaip. Nereikia šitaip dėti. Ilgai skęstat. Palauksim. Na va. Vanduo tai jau pakėlės. Tai šitą vidurinę mėšį kas pakrutina. Va, o kaip tą kibimą nufilmuoti nežinau, trauksiu pažiūrėti. Va vieną kartą patraukė, kitą kartą patraukė ir va. Gali būt, kad užkibė ir sėdi. O galiukas nejuda. Traukiam, pažiūrėsim, kas čia bus. O gero, kad yra kažkas. Tik neaišku, kas žuvikas. O kas lygiai važiuoja. Kas mums čia užkibė. Tokia kuoja nebloga. Tai vėl nufilmuoti tokį kibimą labai sunku. Iš tikrųjų. Va. Išjungiu dabar, bet telefonas skamba jau. Ja. Netikėtas laimikis kuoja. Vėgysim darosi mes iki kibimų, tai tikrai labai nedaug. Aš pagavęs 2 karosiukus. 2 karosiukai ir kuoja dabar šitą. Nu tai, pūžlių kokius 8 pagavau. Tik jeigu mateliuką dedu, tai jau pūžlys garantuotas sėdi. Tai va karosų ir matyt mažai čia yra. Neužplaukia čia jie tai. Bet oras geras savo. Sėdžiu ir džiaugiuosi žvejyba. O biskį prasinuosi jau. Va. Nieko gero neprigaučiau, paskui apžiūrėsim tą žuvytę. Va. Pasaulą nusinešiau, tai dar vieną meškę nusinešiau. Tai paskui trauksim žuvį galą. Apžiūrėsim. Aišku, nelabai bus ką apžiūrėti, bet nu ką, vis tiek reikia pažiūrėti. Traukim žuvį. Nu jau gerai sakau žuvį. Ne žuvis, o žuvį. Taip neskipt nenori visai.
Pora gražių karosų. Vienas ir labai gražus, abudu labai gražūs. Tuoj pademonstruosiu šiuos. Žuvis paleisim tuoj pat. Tokia kuoja. Visai nebloga. Iškart paleidžiu, šiandien paleisim žuvis į kibirą. Tai, pasipozuot reikia. Gražūs karosai. O va. Vienas karausinis. Šitas labai fainas. Šitą biskį pasversiu paskui. O va. Gražus karosas. Čia beveik 1,5 kilo turėtų sverti šitas. Nu, žuvys turi važiuoti šiandien namučius. Tai va, tai tokie reikalai, ta žvejybukė tokia gavosi. Kibimų nedaug tikrai. Ar čia gal vakarų reikia, ar čia orto permena, kas atvydo žodžiu vis tiek va. Smagiai vieną tuoj pat pagavau tožės ir kitą ant pietų, atrodo, viskas. Ir tai vieną meškį ant kitos dedu matiliuką, tai pūžlių, kokie gal 10, tai pagavau pūžlių, dar dvikų jokias savo vieną čia įdėjau, prašė tą paim, o dar pagavau ant dzikų šitą salatį, ten didelį tokio dydžio. Ir viskas, o karosai sukibo ant dzikų, paėmiau. Va, tai dėjau įsliekau, ko tai kažkas apzyzlio ir dzikus apzyzlio, jeigu ilgai pabūni ištraukia, tai būna tokius išnagus. Tai va, kokius žinius. Dabar nežinau, net kur važiuosiu, tu šišputę smagiau buvo gaudyti, tai daugiau kibimų, bet ir čia smagu. Bet tik stambesni karosai, biskį. Tai va, kačiukų kol kas šiandien visai nebuvo nei vieno, net keista. Tų šitų neužaugus jau bus, bet nieko. Ką, dar į šitą atleiksiu, dar čia spalio mėnesį mėgysiu važiuoti, gal kitur biskį nuleiksiu pažiūrėti. Tai va, tai visiems dėkui už žiūrėjimą, už laikus, vienėjų dėkui ir ką. Iki malonaus. Ate.